Jeigu kompiuteryje suinstaliuotos kelios operacinės sistemos, yra prieš įkrovą vaizduojamas dialogo langas, kuriame galima pasirinkti iš sąrašo operacinę sistemą, kuri turėtų krautis. Šiame kompiuteryje yra sugadintas būtinį failas, iš kurio nuskaitoma informacija, kokia operacinė sistema turi krautis, todėl kur yra netinkama, išmeta pranešimą, kad viskas buvo blogai. Aišku, reikia pasirinkti tinkamą operacinę sistemą. Tai dabar mes išmoksim pakoreguoti būtinį failą tam, kad esant panašiai situacijai būtų galima sutvarkyti kompiuterį, kad krautųsi ta operacinė sistema, kuri reikalinga ir jokios kitos klaidingos operacinės sistemos nebūtų vaizduojamas pasirinkimo laukelyje, būtent kraunantis kompiuterį. Kaip koreguoti būtinį? Būtinį galima koreguoti dviem būdais. Vienas būdas ant My Computer spausti dešinį pelės mygtuką ir pasirinkti komandą Properties. Tuomet kortelėje Advanced, Startup and Recovery skyrių spausti mygtuką Settings ir matom tą būtent pasirinkimą, koks yra matomas įkrovos metu. Spaudžiam mygtuką Edit ir galime redaguoti būtinį failą. Kitas būdas yra susirasti mano kompiuterį C-diskas. Būtent visada būna paslėptas C-diske, kad ir kiek operacinių sistemų kokias particijas būtų instaliuojama, būtent bet tik tai C-diske. Mes aišku turim parodyti, kad neslėptų būtent sisteminių bylų, nustatyti tokią parinkti. Taip, ir yra būtent tada atsiranda būtinį, kurią galima pakoreguoti naudojant Notepadą. Gerai parašiau taip, Notepad, File Open, taip, ir nusirodom, kad tai būtų All Files ir susirandom būtinį. Tai lygiai tas pats. Turbūt greičiau yra per My Computer dešinį Properties, Advanced, Startup and Recovery, Settings ir čia Edit. Taip. Kokie pagrindiniai būtini parametrai? Pirmas parametras yra būtent laikas, per kiek vartotojas turi pasirinkti operacinę sistemą. Tai galima sumažinti, pavyzdžiui, iki 3 sekundžių. Default. Tai čia ir nurodoma, kokia operacinė sistema bus kraunama po tų laiko, kai jisai išseks. Jeigu vartotojas nepasirinks kitos, kokia bus kraunama kaip numatytojų, kaip default operacinė sistema. Iš kokio kietojo disko, kietieji diskai nuo 0 pradedama skaičiuoti. Tai yra pirmas, kad tas diskas būtų nulinis. Particija nuo pirmos. Tai šiuo atveju nustatyta, kad iš antros particijos. Jeigu šitame kompiuteryje nėra antros particijos, tai mums reikia pataisyti, kad būtų iš pirmos particijos, nes čia yra tik tais C diskas. Tik tai C diskas. Taip, katalogas WinXP, kurį yra suinstaliuota operacinė sistema. Taip, viskas gerai. Čia nurodomas katalogas. Ačiū, kad atnaujinate virusinį. Taip, čia yra visos kitos operacinės sistemos, kurios matomos sąraše kraunantis kompiuterį, kurias galima pasirinkti. Taigi, čia yra primontuota, prikurta daug visokių neteisingų dalykų. Šiam kompiuteriu tikrai nėra antros particijos, todėl galima drąsiai šitą eilutę trinti. Taip, viskas tvarkoj. Pirma particija, Windows XP katalogas. Čia yra tiesiog tekstas, kurį mato. tą tekstą galima keisti kaip tik norim, jis jokios įtakos įkrovai neturi. Opt-in, no execute opt-in reiškia, kad DEP, Data Execution Prevention yra apribotas, jį galima rankiniu būdu įjungti. Fast Detect reiškia, kad operacinė sistema kraudamasi praleis visus COM ir kitus serial portui priklausančius įrenginius, kaip nebandydama jų aptikti. Tiesiog, jeigu jų nėra ir kad greitintų operacinės sistemos krovimą, buvo galima nurodyti šitą būtent parametrą būtinį failį. Taip. Toliau čia yra su klaidom ir plus nurodytas būtent jau ir antras diskas kietasis, kurio šitame kompiuteryje nėra, taipogi galima tą eilutę trinti. Čia lygiai taip pat yra nurodyta
pirmą particiją, bet antro disko. Todėl vėlgi šiame kompiuteryje, kadangi to nėra, tai teisingiausia būtų taip visus tas eilutės pašalinti ir palikti tik tai tokią būtinį informaciją failelę. Taip, kad pagrindinė būtų iš pirmos particijos Windows XP katalogo ir to negalima nutrinti, nes jis irgi turi būti lygiai tas pats. Pirma particija, pirmas diskas, kuris skaičiuojasi nuo 0, particijos nuo vienetų, Windows XP katalogas, tokia operacinė sistema ir su tokiais parametrais. Ir nepamirštam failas ir file save, būtent išsaugoti pakeitimus.